Sveiki. Šiandien ateinu su lėtu turiniu iš mano knygos 38 žingsnių kelionė su Lokiu. Tie, kas galbūt matote mane pirmą kartą, prisistatysiu, esu Rūta. Ir šioje knygoje aš apjungiau dvi skirtingas savęs pažinimo bei ugdymo sistemas. Tai yra psichologinį Lokio archetipą iš jungistinės psichologijos, iš Klarisos Pinkolos Estės knygos Bėgančios su vilkais, su augalų žiedų terapija, kurią sukūrė britų gydytojas Edvardas Bachas. Lokio archetipas šioje knygoje simbolizuoja dvasios dalį, moters ciklišką gyvenimą, žmogaus amžiaus ciklus. Lokys tai vidinis mokytojas, kuris moko savistabos. Ir knygoje yra pristatomi 38 Bacho žiedų terapijos augalai, archetipai, kurie čia tyrinėjami dviem aspektais. Kaip ir minėjau, augalas kaip archetipas, charakterio savybių išraiška, ir antras aspektas kaip jo botaninė, fizinės formos ir funkcijos išraiška, kurių pasireiškimo simboliai padeda skaitytojui iššifruoti tas užkoduotas koordinates. Ir kiekvieno augalo aprašymo pabaigoje šioje knygoje jūs rasite praktinių užduočių skiltis. Jau kuris laikas knyga man atsiverčia 134 puslapyje ir tai yra 14 žingsnis paprastasis ąžuolas. Apie ąžuolą skaičiau praeitą sekmadienį vykusiose rašytojų šventėje, rašytojų skaitymuose, kurios vadinasi tekstūros Kaune. Ir už mano nugaros matosi didžiulis ąžuolas, kuris dabar pasidabinęs žiedais. Kad tai ąžuolo žiedai, kad medžiai tokie, žydi tokiais kabokšliais, aš įsisąmoninau tik pradėjusi savo kelionę su Bacho žiedų terapija. Kai pradėjau stebėti medžius, pradėjau stebėti gamtą. Ir apie kągi yra žinutė, kurią neša ąžuolo archetipas. Ąžuolas tai labai stiprus žmogus, kuris kovoja, nekreipdamas dėmesio į sunkumus. Problema gali būti susijusi ir su psichinė sveikata, ir su patologiškais santykiais ar sunkumais darbe. Svarbiausia čia pastebėti, koks yra atsakas į ilgai trunkančią sudėtingą situaciją.
Paprasto ąžuolo tipo žmonės būna pozityviai nusiteikę, nuolat besistengiantis eiti į priekį, kaip apie juos rašė pats Edvardas Bachas. Jie negali pakęsti savo negalios, kuri sulaiko juos nuo dalyvavimo jų gyvenimo žaidime. Tačiau tokia būsena žaloja juos, nes ignoruodami perspėjimus dėl savo sveikatos būklės, jie vaikšto peilio ašmenimis ir nė kiek nemažina savo gyvenimo tempo. Tai vadinama įgytų arba išmoktų elgesiu ir nėra grynai sielos tipas ar sielos pamoka. Iš tikrųjų, kova prieš keistenybės yra ne kas kita kaip būdas paneigti tikrasias problemas. Tai yra savotiškas jų ignoravimas ir nenoras pažvelgti tiesai į akis. Būdami paprastojo ąžuolo būsenos, žmonės niekur nenueina, net jei atrodo drąsūs ir turintys tikslų. Apie tokį žmogų sakoma užsispyręs lyg asilas. Ir jam reikalinga pagalba, kad jis perkainotų savo gyvenimo vertybės ir sukurtų naują savęs versiją. Apie ąžuolus parašyta daug kūrinių, daugiau negu apie kitus medžius. Ir nuo senų laikų ąžuolai yra garbinami, su jais susiję daugelio kultūrų folkloras. Ąžuolas tai lyg stiprybės simbolis. Tikėtina, kad Edvardas Bachas susidomėjo šio augalu visai dėl kitų priežasčių. Ir jeigu ieškosime žodžių, kurie apibūdina ąžuolo kaip žmogaus tipą, tai bus ištvermė, patvarumas. Nes tiek ąžuolai medžiai, tiek žmonės priima gyvenimo iššūkius be jokių nusiskundimų. Apie tai liudija šių medžių amžius. Kai kurie jų siekia pasaulyje yra žinoma net 1000 metų. Ir ąžuolo ilgaamžiškumas pelno jam vietą tarp ilgiausiai žemėje gyvenančių būtybių. Tačiau ne vien ilgas amžius yra šio medžio ištvermės rodiklis, bet ir paklusimas skausmui bei gyvenimo sunkumams, kantrybė ir valia tęsti pradėtą veiklą tol, kol leidžia gyvybinė energija. Turbūt ne vienam teko matyti laukuose tokius galiūnus ąžuolus, kurie jau beveik nuvirtę, tačiau vis tiek iš paskutiniųjų leidžia naujas šakeles, nokina vaisius, stengdamiesi pamaitinti gyvūnėlius ir suteikti jiems pastogę nuo lietaus ir saulės kaitros. Tokia ąžuolo savybė pasirūpinti silpnesniais už save iš paskutinių likusių jėgų geriausiai apibūdina šį žmogų. Jeigu pažvelgsime į pačią pradžią, tai ąžuolas pradeda savo gyvenimą nuo gilės. Per 300 vidutiniškai savo gyvenimo metų vienas medis duoda apie 25 milijonus gilių, iš kurių tik maža saujelė išauga į galingus medžius. Dauguma jų yra suvalgomos, vos joms pasiekus žemę. Spalio mėnesį kovai nusėda ąžuolo šakas ir mėgaujasi prinokusiomis gilėmis, garsiai karkdami ir laužydami medžių šakeles, kurias pavasarį susirinks lizdams susukti.
Nukritusias ant žemės gilės susirenka kėkštai, voverės ir pelės. Miškuose po ąžuolais susirenka šernai ir briedžiai, kuriems gilės taip pat yra maistas. Vos keletas gilių, pamirštų, pražiopsotų ir nesuvalgytų per žiemą, išalkusių gyvūnų pavasarį išleidžia šaknis. Tačiau vos joms sudygus, triušiai nugraužia jaunus ir sultingus lapelius. Ta gilė, kuriai pasiseka išgyventi tokias sudėtingas sąlygas, išauga į medį, tačiau šis procesas užtrunka, nes ąžuolas nėra greitas prasiskverbti pro kitų medžių lapiją, nebent koks sutrūnijęs senolis nuvirsta, atverdamas jam dangaus mėlynę ir šviesą. Tai kviečiu, vaikščiojant po laukus, po mišką, išvydus ąžuolą, pastebėti šitas jo savybes ir pastebėti ąžuolo šito stipraus medžio kilnumą. Jis savo šakas tiesia tik ten, kur nėra kitų medžių šakų. Jis taip prisitaiko, jeigu tai yra miške, kad niekam nekliudytų, kad įsilietų į šitą visą miško šeimą. Na ir aišku, jeigu ąžuolas išauga tuščiame lauke, jis turi visą erdvę, visą pasireiškimą. Ir turbūt teko matyti ir tą nuvirtusi tokį didžiulį ąžuolą arba stovinti su ištrūnijusiu visų vidum, vis dar žaliuojanti, bet vidus tuščias, ir tai ir nurodo ąžuolo žmogaus archetipo savybę. Būtinybę pasirūpinti ir savimi. Būtinybę pasirūpinti savo sveikata. Kad ilsėtis yra lygiai taip pat svarbu, kaip ir dirbti. Kaip rašė Edvardas Bachas, ligos atsiranda ten, kur prarandamas balansas tarp mentalinio kūno, tarp proto ir fizinio. Tada žmogus kenčiantis skausmą eina ir bando vieną būdą po kito, ieškodamas, kas jam padės. Na ir užduotis. Užduotis, kurią atskleidžia ąžuolo archetipas. Tai yra tas mano mėgstamas išrašymas, automatinis rašymas. Kviečiu užduoti savo klausimą, pasimti savo sąsiuvinį rašiklį ir išrašyti, koks yra tavo atsakas į užsitęsusią situaciją. O tokių situacijų šiandien, šią akimirką, mes tikrai turime kiekvienas. Ar tu kapituliuoji ir sudedi ginklus? Ar tu toliau šliauži iš paskutinių jėgų ir ignoruoji problemą? Kuri iš šių dviejų būsenų tau yra lengviau identifikuojama? Ir čia yra svarbu išlaikyti balansą tarp proto, tarp mentalinio lygmens, racionalaus proto ir fizinio kūno. Sugrįžti į kūną, nutilti ir pajausti, ką sako kūnas. Ir
Ir tada toje tyloje užduok savo klausimą. Koks yra mano, tavo naujas kelias į dvasinio augimo viršūnę? Keliaudama savo kelionę su Lokiu, vesdama grupes, rašydama knygą ir dabar keliaudama su knyga ir pristatydama knygą, aš savo primenu, kiekvieną kartą primenu, kad kelionė su Lokiu nėra apie perfekcionizmą, o tik apie savo autentiškumo priėmimą. Jeigu tai, ką šiandien išgirdai, surezonavo, atliepė tau, kviečiu pasekti mano profilį, kviečiu nueiti į puslapį www.drugelioefektas.com, apžiūrėti veiklas, apžiūrėti elektroninę parduotuvę ir galbūt norėsis įsigyti kurią nors vieną arba ir visas knygas. Linkiu nuostabios dienos.